Pasiklausykime Evangelijos pagal Luką, kurią medituosime visą savaitę. Anu metu seniūnai tyčiojasi iš Jėzaus kalbėdami: kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami: jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas: šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį: ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė: Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė: iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Tai Viešpaties žodis.